Sveiki, vadovo laiko žmonės, kurie jungiasi į vadovo laiko projektą, arba žmonės, kurie tiesiog suradote šitą mūsų pokalbį LinkedIn arba Spotify arba Apple podcastų platybėse. Ir šių pokalbių rasti ir daugiau, kalbame su skirtingais žmonėms, skirtingom temom, bet viskas kažkaip sukasi aplink organizacijas ir aplink vadovavimą, turbūt vengiant žodžio lyderystę. Aš taip kažkaip taip esu savo pasisakęs, aš noriu vengti šito žodžio, tai aš jo truputį ir vengiu. Bet jau čia mano problemos, ne jūsų. Mano vardas Saulius Jovaišas ir šiandien aš turiu malonumą, garbę susitikti su žmogum, su kuriuo man visą laiką labai įdomu yra. Prisipažinsiu, mes akivaizdžiai šnekamės per mažai su juo, man taip atrodo, nes toks jausmas, kad turim viens kitam ką pasakyti, bet gal tik man taip atrodo, iš mūsų pokalbis paneigšta teiginį. Su Gediminu Almantu aš susipažinau, kai jisai buvo Lietuvos oro uostų generalinis direktorius ir man labai patiko, kaip žmogus dėlioja savo mintis. Paskui turėjom dar keletas mitų apie keletą idėjų, pasidalinam, tai man visada nori su juo šnekėtis. Ir, bet tam, kad jums irgi būtų su juo jaukiau šnekėtis, aš paklausiu to, ko aš klausiu visų. Mielas Gediminai Almantai, kas tu toks, ką? Tai ačiū Sauliau labai už pristatymą, kadangi jie prasidėjo komplimentais, tai iškart, žinai, toks raudonis žanduose atsiranda. Nieko, išgyvensi. Jo, tai bandau tą išgyventi pirmą smūgį. Žinai, taip labai trumpai prisistatant, paskutinės 6 metus ta profesinė sritis mano labai stipriai pakrypo ne į tą pusę, kurią aš planavau visą laiką važiuoti. Tai jeigu atėjau į profesinį gyvenimą su teisiniu paketu ir backgroundu, taip vadinamu, tai dabar iš esmės mane dominanti tema yra viešasis interesas. Plačiaja prasme. Dėl to dirbu valstybinių įmonių valdybose, ten žiūrėdamas į tą viešą interesą ir bandydamas tą temą vystyti, taip pat nevyriausybiniam sektoriuje, tų organizacijų valdybose ir įvairiuose iniciatyvose su nevyriausybiniam organizacijom. Tai toks plačiaja prasme man įdomu viešasis interesas ir organizacijos šitoj plotmėj. Labai specifinė patirtis šių metų, tai buvau Ukrainoje 3 mėnesius kaip Tarptautinio Raudono kryžiaus ekstremalių situacijų operacijų vadovas, labai ilgas titulas. Iš esmės, užduotis mano buvo dirbti su organizacijomis krizėse. Tai reiškia, kadangi kiekvienoje krizėje yra labai svarbu organizacijų išlikimas, vardan žmonių užsiėmimo, vardan motyvacijos, vardan sistemos funkcionavimo, tai mano užduotis buvo padėti Ukraino organizacijoms transformuotis, pereiti į krizinį etapą, kad jos išliktų ir veiktų. Čia labai taip plačiai apibrėžinti. Klausyk, bet mes tam šnekėjom ir tarėmės, kad kalbėsim apie vieną tam tikrą temą, demotyvaciją, bet aš išgirdau 2 raktinius žodžius, kurie mane užkabino iš karto ir aš negaliu. Ta prasme, aš neapsimetinėsiu, aš neketinu būti žurnalistas. Man įdomu tai, ką tu galvoji, o ne man reikia užpildyti eterį. Dėl to, pirmas dalykas, tu buvai 3 mėnesius ten ekstremaliau, situacijoje ir padėjai tam tikrą prasme savo kompetencijos jėga ir asmenybiniais gebėjimais tą situaciją žmonėm transformuoti į kažką tai gyvenimą. Ko tu išmokai per tos 3 mėnesius? Gali pasakyti? Jo, tai aš turbūt pagrindinį dalyką, kurį atsivežiau atgal, kad kai yra blogai, iš esmės tik tai tu pats savo gali padėti. Bent jau tai kalbame apie pirminę fazę. Ir tai yra Ukrainos tema plačiaja prasme, tada siauriau organizacijos ir atskiri žmonės. Reiškia, jeigu tu sugebi savo pats padėti, bent jau pradinėje fazėje, tai tu išgyvensi. Jeigu nesugebi, tai tu griūsi ir krisi. Ir čia mes šnekam apie visą Ukrainos konfliktą, šnekam apie tai, kaip žmonės ten, žinai, bandė tvarkyti su tą situaciją. Tai labai aiškiai matėsi, tie, kurie yra plačių pažiūrų, žinai, susidėlioja savo gyvenimus, ten, sakykime, turi finansinį paketą, jie labai greitai persidislokavo, taip, persitvarkė ir iš esmės patys savo padėjo ir važiavo toliau. Tie, kurie yra labiausiai pažeidžiami, o tokių yra dauguma, kurie galbūt mažiau yra matę pasaulio, taip, žinai, čia, šnekant tai primityviai, žinai, tiem buvo blogai ir tapo dar blogiau. Okay. Bet ar aš teisingai suprantu, išgirdau, kad jiems buvo blogai ir tapo dar blogiau, dar todėl, kad jie buvo pozicijoje tikėtis, kad kažkas kitas juos išgelbės, kad kažkas kitas juos ištemps.
Taip? Jo, tai, žinai, visą laiką pasigirsta daug politinių pažadų, tai yra tie politiniai pažadai čia irgi tokia plati savoka, bet, sakykime, politiškai korektiškų pažadų. Mes jumis pasirūpinsime, valstybė jumis pasirūpins, prezidento lygmenį ar dar kažkur, nė velnio. Ta prasme, iš esmės tau individualiai niekas tavim nepasirūpins. Arba tu pats pasirūpini savimi ir tada savo artimaisiais arba kolegomis organizacijoje, arba nieko nebus. Jo. Bet čia, žinai, žiauroka žinutė, bet aš jai pritariu labai stipriai ir patirtis rodo, kad taip yra gyvenime iš tikrųjų. Bet čia tarsi, žinai, ir norėtųsi tokį kaip ir draugišką palinkėjimą žmonėm, kurie šiandien mes esame situacijoje, kuri tolima nuo tokio gylio arba stiprumo krizės, kokią išgyvena Ukraina, kad turbūt kažkuria prasme mums yra žinutė, ką mes turim padaryti šiandien, tam, kad jeigu ką, arba, žinai, vienoks arba kažkoks kitoks, vis tiek jeigu ką atsitiks. Žinai, kažkoks, jis vis tiek atsitinka, žinai. Tai vat mums kažkaip tam ruoštis, tam save ruošti, gal taip labiau net reikėtų amerikoniškai, žinai, pasakyti. Ir vat šitoj kontekste, žinai, kaip tu galvoji, kokiu būdu, bent vienu būdu mums reikėtų save labiau ruošti, negu mes esam dabar pasiruošę. Kaip tu galvoji? Individualiam lygiai, organizaciniam lygiai, kaip tu pats jauti, nežinau. Čia tas pats pagrindinis atsakymas yra nusiteikimas, žinai, nes, prasme, kai tu taip nusiteiki iš pat pradžių, tu labai aiškiai turi savo lūkesčius ir tada savo veiksmų planą. Prasme, jeigu aišku turi nusiteikimą, kad niekas tau nepadės, tai tada nuo to ir pradėk. Ir tada tu padėsi pats savo ir pats kitiems. Labai paprasta, gal, žinai, per paprasta, bet iš esmės labai toks, aišku. Aš perku, man jis absoliučiai. Bet man taip pat siejasi, žinai, su tavo kitų raktinių žodžių, kurį aš išgirdau, ir vis mes labiau tolstame nuo temos, apie kurią šnekėjom, nors mes grįšim tikrai. Tai yra tavo suinteresuotumas viešuoju interesu. Nes teoriškai, tai reiškia, tu eini, lendi į viešą interesą, o viešasis interesas yra, jo kontekstas yra, kad vieni kitiem, kažkoks tas interesas yra atliepiamas kažkokiu tai būdu ir atliepi nebe pats, o tam egzistuoja kažkokia struktūra, organizacija, kažkas tai. Kas ten tave tempia į tą viešąjį sektorių, reiškia, į viešąjį interesą? Čia tas atribojimas irgi toks labai, žinai, paprastas ir gal primityvokai skambės. Tai viešasis interesas man yra visa veikla, ta erdvė, kuri nėra susijusi su mano asmeniu interesu. Nu, imkim, aš, žinai, sakykim, dirbu versle, turiu savo verslą, kažkokia profesinė veikla užsiimu ir aš siekiu aiškiai vardinti savo asmeninį interesą, kuris gali būti bet koks ambicija užsukti kažkokį, žinai, biznį arba gauti finansinę grąžą ar dar kažkur. Viešasis interesas, klausimas man yra daug platesnis. Gerai, visuomenė plačiaja arba siaurąja prasme, ką valstybė per savo organizacijas, kaip valstybės įmonės, kuria ir duoda visuomeniai ir ar duoda pakankamai. Ir tada nevyriausybinis sektorius, kuris yra ne po valstybės padu, taip ir valdomas, ką duoda visuomenė, nes jo yra tokia misija pagrindinė ir ar duoda pakankamai. Tai į abidvi temas galiu atsakyti nepakankamai, stipriai nepakankamai, tiek, kiek jos galėtų ir turėtų duoti. Jo, bet tada aš išvelgiu čia tam tikrą paradoksą, kuris man patinka, man jis yra įdomus. Tai yra, ką tik mes kalbėjome apie tai, kad vis dėlto, jeigu žmogus nori išgyventi sudėtingą situaciją, visų pirma, jis turi suvokti, kad tik taip pats gali savim pasirūpinti. Tuo pačiu metu, kai tu kalbėjai apie viešą interesą, tai aš įsivaizduoju tokią, žinai, idealią, neįmanomą utopiją, kada yra, tarkim, tobulas viešasis interesas, turiu galvoje ten, patenkintas tobulai viešasis interesas, juk reiškia, kad tada yra kuriamas lūkestis tiem žmonėm, kurie individualiai priklauso tik nuo savęs, kad kažkas jais pasirūpins. Ar nėra taip, kad mes, žinai, didindami arba stiprindami viešąjį sektorių, viešojo intereso atliepimą, mes tarsi sukūrėme nepagrįstą lūkestį žmogui, kad jisai, turi galimybę būti išgelbėtas. Ar čia nėra prieštaravimų šitoje vietoje? Jo, kažkuria prasme čia yra, žinai, tokie susikertančios rovės į vieną ir į kitą, bet jos viena kitos nepaneigia, nes imkim, pirma tema, tai yra šnekama apie krizę. Tai būtų karas kaip krizė, tai būtų covidas kaip krizė. Ir tada ten atsakymas yra, kad visų pirma turi mokėti pasirūpinti pas savim. Labai paprastas primityvus pavyzdys, skrendi lėktuvu, iškrenta degonės kaukės, pirmą savo įsidedi, tada dediesi vaikišnai. Ta prasme, toks. Dabar imkim, kalbant apie viešą interesą, čia yra tokia taikos sąlygomis, ką jisai gali ir turi duoti, sakykime, aš kaip pilietis tikiuosi iš valstybės tam tikros kokybės. Man kokybė, viešo sektoriaus kokybė yra, užmiršta tema. Su ja realiai matau, kad niekas nedirba. Imkim, deklaruojama, Lietuva turi ten, sakykime, žinai, nemokamą mokslą kažkokį, pradinį ar dar kažkur, arba nemokamą sveikatos apsaugos sistemą. Iš karto pirmas klausimas turi būti kokybė. Ir jos nėra, žinai, ta prasme, kas atsakys į klausimą kokybės,
Ir ką mes matome, jeigu nėra kokybės, tada atsiranda privatus sektorius, kuris kokybiškai lopo tą dalyką. Gal tai yra tikslingai valstybės kuriama niša, bet kažkaip visi susitarę meluoja, kad valstybė, žinai, nu tai va, tai čia apie tai. Labai įdomu. Labai įdomu, iš tiesų, nepaisant to, kad mes pradėjome nuo tavo asmeninių išgyvenimų patirčių, mes vis tiek netiesiogiai priėjom prie temos, apie kurios ketinam kalbėti, tai yra mes ketinam kalbėti apie demotyvaciją. Ir žinai, tai terpiai, kur tu sakai, didelė stipri krizė, pūkšt, ten demotyvacijos labai daug iš karto, reiškia, žinai. Čia reiškia lūkestis iš viešosios pusės lūkestis, bus atliepti poreikiai, šakės, pūkšt, nėra kokybės, nėra ten kažko, tai reiškia vėl demotyvacija. Bet čia aš bandau pritempti prie temos, bet man atrodo, kad čia pritempinėti nereikia. Čia ta terpė, kurioje demotyvacija, jinai kažkaip skleidžiasi. Ir tu paminėjai ten tą melavimą ir panašiai. Bet grįžkim prie pačios demotyvacijos. Kaip tu ją matai? Kas tau yra ta demotyvacija? Kaip tu manai, kas lemia jos atsiradimą? Jo, tai aš gal irgi čia pradėsiu vynioti nuo tos Ukrainos patirties, žinai, šviežios, kuri buvo. Tai kas akivaizdu, kad krizėje, karo sąlygomis ypatingai daug demotyvacijos veiksnių įsijungia. Žmonės susibūrė vardant bendro tikslo ir tada pamiršta tai, kas juos realiai turėtų demotyvuoti tokią situaciją. Čia tas pats galiojo Sąjūdžio laikotarpiu, tas pats galiojo karoje. Net tu pamiršti dalykus arba juos ignoruoji vardant kažko aukštesnio arba tikslingesnio. Aš iš Ukrainos dar atsivežiau vieną tokį jausmą, labai stiprų, didelį neteisingumo jausmą. Ir ta, žinai, man kaip demotyvacinis veiksnys irgi labai ilgai kabėjo. Grįžtant iš tokių misijų privaloma vaikščioti pas terapeutus, tai vaikščiau gal 5 kartus, žinai, ten išsiaiškinti tas temas. Dabar kur tas neteisingumas, žinai, slypi, kad realiai tu galvoji, na štai, yra karas, žinai, visi eina vardant bendro tikslo, atsisakydami savo asmeninį interesą. Ir yra nevelnio, žinai, kad karas iš esmės įjungia faktorius, kurie iki tol netgi neįsijungdavo. Tai yra sąskaitų suvedinėjimas, nes policija užsiemusi kitais reikalais, turto perėmimai vieni iš kitų, čia kalbam tarp ukrainiečių, nes policija užsiemusi ir kitos tarnybos kitais reikalais, galėjimas nemokėti paskolų, žinai, kažkokia stipresniųjų visuomenės grupių periminėjimas tam tikrų sričių ir taip toliau, ir taip toliau. Žinai. Tai tas neteisingumo jausmas, jisai yra labai stiprus, žmonės tik tai jį tenais, sakykime, ignoruoja arba kažkuria prasme jo nemato iki tam tikro laiko, paskui jis išlenda. Tai man, pavyzdžiui, buvo labai stipriai demotyvuojantis veiksnys dirbant ten, kad matai tą tokią didelę neteisybę, ir žinai, kad tu jos nepakeisi. Tai imkim tiesiogiai su savo misija, kurią aš buvau, mano darbas buvo dirbti su organizacijomis, dirbti su žmonėm ir padėti jom, reiškia, eiti per krizę. Bet dabar aš, matant tą sisteminę problemą, sakytum, spjauni ir sakai, velniop, žinai, ta prasme, čia iš esmės nieko neįmanoma pakeisti, reikia leisti, kaip tai vyksta, visi pereis savo brandos etapą, pereis į kitą ir tada, žinai, stipriausiai išgyvens, o silpnesni, tegul pasitraukia, žinai, į šoną. Tai gal čia vedu paralelę, kad motyvacija ir demotyvacija profesinė veikloje darbe nėra tokios aiškiai išreikšti antonimai. Jeigu mane motyvuoja pati misija ir darbas, kurį aš važiuoju daryti, mane demotyvuoja darant visai kiti veiksniai. Okay. Tai reiškia, motyvacijos tai nemažina, tu nori pasakyti, kad ta prasme, kad tai, kas tave drivino daryti tą dalyką, jisai iš esmės nebūtinai mažėja, kai didėja demotyvacija, kuri yra iššaukta tam tikrų faktorių, ne? Jo, tai dėl ko aš važiavau tą daryti, sakykime, mano darbo sąlygos tiesiogiai, ką aš buvau pasidaryti, mane labai aiškiai, žinai, motyvacinis paketas, sakykime, buvo aiškiai sudėliotas. Pati misija, žinai, organizacija. Bet ką aš mačiau bendrai veikiant toje aplinkoje, mane stipriai demotyvavo. Ir čia yra mano asmeninė demotyvacija prieš tokį motyvacinį elementą iš pačios organizacijos. Gražinant tą gal į tokį standartinį įmonės formatą, tai imkim taip, kad tradicinės temos apie motyvaciją yra finansinis paketas arba, žinai, ką žmogus gauna ateinant, darbo sąlygos ir kiti tokie, aiškiai išreikšti dalykai. Bet demotyvaciniam lygmenį, ką žmogų individualiam lygmenį gali demotyvuoti, yra visai kiti dalykai.
Pavyzdžiui, man žiauriai nepatinka organizacijoje tai, kad aš negaliu atvirai pasakyti darbuotojui, kolegai savo arba vadovui, kad jis yra kvailys. Nu, iš tikrųjų, primityvas. Nes jis toks yra, jeigu tai aš turiu padaryti. Bet realiai aš turbūt to negalėsiu niekada padaryti. Ir mane tas stipriai demotyvuoja. Jokie pinigai to nenupirks. Žinai. Tai vat, Bet čia ar tik tai apie kvailumą kalba, čia, iš principo, aš suprantu, kad tiesiog negalėjimas, nepaisant to, kas vyksta organizacijų, negalėjimas pasakyti tiesos, kuri tau rūpi, ne? Čia apie tai kalba. Tiesa, tai yra neteisingumo jausmas, taip? Absoliučiai taip, žinai, ir tos tiesos turinys yra labai didelis, sakykime, tema socialinė atsakomybė, ten tvarumas, žinai, aplinkosauga, kita. Labai daug organizacijų žaidžia šitą žaidimą apsimestinį ir jeigu tu bandai tą temą iškelti viduje ir pasakyti, hebra, nu, ta prasme, čia yra primityvu, žinai, tai tu būsi pasodintas ant atsarginių suolelio geriausiu atveju, jeigu ne, žinai, išvarytas iš aikštės. Nes, nu, čia tas ne. Arba aš sakau, kad produktas organizacijoje arba paslauga yra nekokybiška, kurią mes darom. Aš tikrai tą žinau. Galiu tą pasakyti į vidų ir išorę. Į vidų, nu, gal, žinai, į išorę niekada negalėsiu pasakyti. Tai vat, grįžtant prie temos Raudonasis kryžius, pavyzdžiui, aš sakyčiau, kad paslauga Raudono kryžiaus veikla Ukrainoje yra neefektyvi, dėl labai daug veiksnių, bet labai neefektyvi, taip kaip galėtų būti. Tai yra mane demotyvuojantis veiksnys, faktas, kiek aš apie tai galiu šnekėti ir tą pakeisti labai ribotai. Tai grįžtant atgal gal prie tokio sisteminio dalyko, motyvacija ir jos elementai ir demotyvacija yra skirtingi dalykai. Jo, aš tą girdžiu. Bet dabar, žinai, mes turbūt, jeigu pradėtumėm vardinti visus įmanomus faktorius, kurie demotyvuoja žmogų organizacijoje, tai mes čia iki rytojus neišsivaikščiotumėm, nes tų faktorių yra daugybė, bet kažkas juos vienyje. Turiu galvoje, kažkas yra bendrasis vardiklis. Nu, pavyzdžiui, kai tu paminėjai tą neteisingumo jausmą arba jausmą, kad tu negali atvirai komunikuoti organizacijoje, nors organizacija galbūt deklaruoja, kad skatina atvirumą ir visą kitą, ir tu matai vėlgi tą patį neteisingumą. Galbūt kitoje vietoje tu matai, kad tiesiog, reiškia, kažkas nepastebi, ką tu padarai gero, arba kažkas nuvertina tavo indėlį į kažkokį tai bendrą didelį projektą ir panašiai. Nu, čia prasideda tam tikri demotyvaciniai faktoriai, bet jie visi kažkas juos jungia. Kaip tu galvoji, kas yra tai, kas juos jungia? Kas mus kala per skaudžiausią vietą? Čia, žinai, toks bendras vardiklis yra, kad yra organizacijos su tam tikrom vertybėm, jos jas aiškiai, žinai, arba pačios pasako, arba tu jas supranti, numanai, nes ne visą laiką tu supranti. Ir eini dėl to dirbti tą darbą. Nu, jeigu aš sakau, gerai, Raudonasis kryžius, žinai, tai yra humanitarinė organizacija, kuri turi labai aiškiai savo principus. Ir aš einu dėl to ten dirbti, nes man yra labai svarbu jų misija ir principai. Kaip pavyzdys, sakykime, Raudonas kryžius turi vieną iš principų neutralumas. Reiškia, kad jeigu tu matai gulinti sužeistą žmogų, nesvarbu su kokia uniforma, bet jis yra be ginklo, tu jį imsi ir veši į ligoninę. Ir čia yra principinis dalykas. Visuomenė šitos vertybės dabar nepripažįsta. Jis sako, neutralumas nebeegzistuojanti vertybė, nors tai yra fundamentalus principas. Tu esi arba už, arba prieš. Ne? Nu, va, čia yra labai įdomi dinamika. Grįžtant prie vertybių, organizacijos įprastai jas turi aiškiai susiformavę, išreiškę, tai jau dalis, nu, tokia, sakyčiau, higiena organizacijos, bet įdomiausia tema yra tai, kad šalia tų vertybių egzistuoja eilė nerašytų vertybių. Ilgas sąrašas nerašytų vertybių. Ir ten glūdi labai labai daug paslapčių, ką žmonės motyvuoja arba demotyvuoja. Jo, čia įdomu, bet tada, jeigu jos egzistuoja, tos nerašytos taisyklės, vertybės nerašytos, kodėl jos nevirsta rašytomis? Kas čia yra? Jo, tai čia toks, kaip čia, konsultantai įprastai sako, kad turi išeiti 4, daugiau negali jų parašyti, žinai. Nu, tai reiškia, stengiasi išdirbti. Aš čia šiek tiek traukiu per dantį konsultantų. Čia ne apie tai, žinai, problema. Problema yra tai, kad vadybiniai, reiškia, vadovėliai sako, tu turi turėti tokias, nu, svarbiausias vertybės išreikštas ir jų laikytis. Bet čia gal vešiu paralelę su Trumpo prezidentavimo laikotarpiu. Politiniai analitikai, kai analizavo jo valdymo laikotarpį, labai aiškiai sakė vieną išvadą, kad Trumpas ir visas jo aparatas buvo fundamentaliai, iš esmės, reiškia, gabus laužyti nerašytas taisyklės. Tai yra rašytos taisyklės vertybės
jų kaip ir laikomasi, bet kai tu laužai visas nerašytas taisyklės, kaip veikia tas aparatas, tada griūna ir kitas namelis, kita kolona labai stipriai. Okay. Tai vat organizacijoje, imkim, kalbant apie tas vertybės, čia irgi tokia gal paralelė veščiau į tai, kad pasistato naujas rajonas, gyvenamasis, žinai, išgrindžiami takeliai trinkelėmis, bet žmonės išmina takelius per gazoną. Dėl ko? Dėl to, kad realiai tai yra tai, kas yra patogiausia ir kaip geriausia toj situacijoje elgtis. Taip. Bet žiūrėk, taip gaunasi, kad tos deklaruojamos vertybės tai yra tai, kokiais mes norėtumėm būti, o nerašytos vertybės yra tai, kokiais mes esame iš tikrųjų. Jo, va čia labai gerai pasakėjai, žinai, kad iš esmės tai, kas tu esi, yra tos nerašytos vertybės. Ir jeigu organizacija sugebės jas įvardinti ir išreikšti, tai jinai turės labai didelį pokytį šnekantis su darbuotojais, juos pritraukiant, kas mes tokie esam, negu kad užsirašom, bet realiai tai yra deklaratyvu. Jo, nes tu kaip čia labai gerai, žinai, nuo pat pradžių, kai mes šnekam, jeigu organizacija sugebės identifikuoti tas realias vertybės, pagal kurias gyvena, dings toks dalykas kaip neteisingumo jausmas, kurį patiria darbuotojai, kada organizacija deklaruoja vienokias vertybės, o realiai kiekvieną dieną elgiasi kitaip arba ne visai taip, kaip sako. Ir va čia tas momentas atsitinka, kaip mes galėtum eliminuoti tą demotyvavimą, jeigu mes iš tiesų, čia vėlgi apie tą patį, žinai, walk you talk turbūt, bet skirti laiko identifikavimui. Aš kai prieš mūsų pokalbį tau sakiau pavyzdį, kai aš turiu 2 įmonės, reiškia, organizacijos savo aplinkoje, gal yra ir daugiau, gal apie tai nešnekėjom su kolegom, bet su tais pašnekėjom. Tai yra, kada jie kreipėsi į mane, atėjo, reiškia, krizė, Covidas atėjo, kuris atnešė kai kuriems verslams labai rimtų išbandymų ir labai rimtų krizių. Ir jie pradėjo sakyti, žinai, pasišnekam, ką čia galima šitoje vietoje padaryti. Ir jie patys sugalvojo, ką šitoje vietoje padaryti. Jie tiesiog praėmė natūraliai, jie suprato, kad jie nebegali gyventi pagal deklaruojamas vertybės. Jiem laikas pradėti gyventi pagal tikrasias nerašytas vertybės. Su ką jie padarė, jie sugebėjo, kaip tu sakai, identifikuoti, įvardinti ir tiesiog anas senasias patraukė lauk, neišmetė šiukšlę, tiesiog patraukė fokusą nuo jų. O užakcentavo, padėjo matomoje vietoje tai, kokie mes esame iš tikrųjų, ir tai padėjo jiem daryti greičiau sprendimus, išlaikyti geriausius žmonės. Geriausius žmonės nusprendė palaukti, nepabėgti iš įmonių, kuriams sunku šiandien. Būtent dėl to, kad nėra to disonanso, kognityvinio disonanso tarp to, ką mes deklaruojam ir to, ką mes darom. Ir kas iš principo yra atlieka tą demotyvacinę funkciją, kur pasiekoje žmonės pirmą pasitaikiusią galimybę bėga iš organizacijos kažkur kitur, tikėdamasi, kad bus kažkaip kitaip. Tai matyt, čia apie tai ir eina kalba, tas gebėjimas deklaruoti. Jo, aš žinai, Sauliau, kai ruošiausi mūsų pokalbį, išsitraukiau knygą tokį Milošo Pakelė šunytis, vadinasi, iš esmės visiškai atrodo random knyga, bet man ten buvo užstrigęs įžanginis žodis, aš dabar jį pacituosiu, žinai, nes čia yra apie tai, žinai. Tai jisai reiškia pačio įžangoje, cituoja čia kitą autorių ir sako taip: kiekvienas pats savo gali tiesą žinoti, tačiau jei siekia artimesnio ryšio su žmonėmis, turi jos išsižadėti ir priimti kokį nors sutartinį melą. Tai šitam kontekste aš ką noriu pasakyti, kad ateinant į organizaciją, aš sutartinio melo noriu kuo mažiau. Jeigu, žinai, tenais yra daug sutartinio melo, pavyzdžiui, tam tikra formos indoktrinacija, kur tu negali nei pakritikuoti pačios organizacijos, nei pasakyti, žinai, ten savo nuomonės apie kolegų vadovų darbą, yra daug sutartinio melo, nors ir deklaruojamos vertybės, bet yra melas, tai man ten nefaina. Ir tai man yra labai stipriai demotyvuojantis veiksnys. Joks atlygio paketas to neišspręs. Jis gali nupirkti laiką, metus, 2 metus, kiek aš ten galiu būti, bet tiek žinių. Jo, bet tada tau turi būti kažkokie svarbus, kaip čia, pačiam tavo asmeniškai turi būti svarbus tam tikri dalykai. Aš ką turiu galvoju? Aš tikrai esu sutikęs ir tu irgi sutikęs žmonių, kurie, pavyzdžiui, užima vadovaujančias pareigas, turbūt taip reikėtų pavadinti, nes tai tiksliausiai atitiktų jų veikimą organizacijoje, iš principo tik todėl, kad turi kreditą. Ir kad buvimas, reiškia, toj pozicijoje leidžia jiems tą kreditą pakankamai neskausmingai, reiškia, kaip sakant, išlaikyti savo gyvenimo kokybę. Reiškia, neturi daugiau nieko viduj. Ir tai yra, baisu man asmeniškai, bet čia yra jų asmeninė tragedija, aš negaliu įvertinti nieko, bet man tai yra baisu. Bet tai, apie ką mes kalbame, reiškia, tu turi kažkokį turėti vidinis, kaip čia, standartą, vidinį lūkestį kažkokį tai organizacijai, kad tau tai svarbu. Kažkam yra dzin, kad jis negali pasakyti tiesos. O tau kažkodėl nedzin. Kas to negerai?
Žinai, čia turbūt ir yra tas tokia biški patinė situacija, kad realiai organizacijos, nors jos teigia kitaip, bet individualiai motivacijai žmogaus išsiaiškinti ir su ja dirbti laiko neturi ir resursų neturi. Tavrasme, kad viskas yra vis tiek tam tikros sistemos dalis, žinai, tai yra procesai sudėlioti, imkim kažkokie ten, žinai, pokalbiai metiniai, vadovų su pavaldiniais. Bet kiek juose yra kokybės, kiek iš esmės tenai siekiama įsigilinti į tą temą, pavyzdžiui, jeigu aš paklausčiau vadovo, kuris yra, žinai, va tokioj situacijoj, kaip pats minėjai, žinai, tai ar tu esi čia dėl to, kad daug kreditų turi, žinai, jis man didžiąją dalimi turbūt nepasakys, kad taip, žinai, aš esu dėl to, nes realiai tada griūna visa organizacijos vidinė komunikacija ir ten tada žinutės transliuojamos. Tai va čia grįžtant prie tos temos, kad faktiškai mes visose organizacijose turim aiškius sisteminius dalykus, yra sukurtos priemonės, kurios turėtų veikti, bet dabartiniai visuomeniai, kur individas yra toks svarbus, nepakartojamas, žinai, ir toks susifokusavęs į save, organizacijos neturi laiko ir resursų didžiąją dalimi skirti fokusą tam individualiam žmogui ir jo motivacijai. Ir iš to prasideda pasiekmė įvairiausių blogybių ar ten, žinai, krizių. Taip. Bet tada aš iš tavęs girdžiu dar tokį dalyką, kad iš esmės kažkuria prasme situacija organizacijose per pastarosius keliasdešimt metų jinai pasikeitė ta prasme, kad individas tapo žymiai svarbesnis už procesą arba tai reiškia kaip čia vertės kūrimo grandinėje automatinį vertės proceso dalį, tai reiškia, jis svarbesnis negu konvejeris, jis svarbesnis nes jo reikšmė, jeigu šį organizacijų yra didžiulė, čia, žinai, kaip pakalbėti apie tai, kad aš netaip senai buvau vienoje gamykloje, kur, reiškia, 10 000 kvadratinių metrų cechas, kurie aptarnauja 2 žmonės. Tai reiškia, tarsi galvotum, tai palaukti, matai, žmonių visai nereikia, pala, bet tu įsivaizduoji, kaip reikia tų 2, kurie ten yra. Jeigu jie vis dar to ten yra, žinai, kokią jie turi galę pakeisti esamą situaciją, reiškia, individas tampa labai svarbus. Bet jo interesų suvokti, jo motivacijai suvokti laiko nėra. Bet ar nėra taip, kad to laiko nėra todėl, kad organizacija nepaisant to, kad pasikeitė ir toliau dėmesys vadovų ir netgi pačios organizacijos dėmesys vis dar ir toliau lieka ties tais dalykais, ties kuriais kurie buvo anksčiau svarbus. Jie niekur nedingo, kaip tas pasižiūrėjau, konvejerio, ten kokybės, darbos kokybė, ten produkto kokybė panašiai, bet mūsų fokusas liko tenai, dėl to šitam naujam kampui nebėra laiko. Tai jeigu tenai truputėlį perfokusuot dėmesį, tai gal atsirastų laiko, kaip tu galvoji? Jo, vienas iš sprendinių, žinai, aišku, kad tu turi ribotą laiko resursą vadovų komandoje, nesvarbu, čia, žinai, generalinio direktoriaus lygmenį ar ten HR vadovo organizacinio vystymo lygmenį. Ir tas dalykas jis visą laiką išliks, žinai, mes vis dar žaidžiame ir žaisime žaidimą, kuris, sunkiai turi kažkokią pakeičiamumą. Tai yra, kad yra atlygio paketas kaip finansinis paketas, kuris yra esmė. Ir tada tu bandai organizacijai per šitą išspręsti visas problemas. Didžiąją dalimi. Aišku, yra minkštosios priemonės, kažkokios pagalbinės, žinai, bet, tu sakai, gerai, va štai darbininkai nemotyvuoti, duokime jiems daugiau pinigų, jie taps motyvuoti, įtraukime į pelnos dalybą. Bet realiai įsigilinti į tą temą darbininkų ar dar kažkur, žinai, individualiai, kur ta individualybė visuomenės lygmenį stiprėja, žinai, ta prasme, čia nuo šaukiančių, kad atsisukim į save, raskim laiko savo, kokie mes čia fainiai, mylėkim save be galo, nesustodami. Visos šitos žinios jos atsinešamos į organizaciją, iš privataus sektoriaus, iš privataus asmeninio gyvenimo organizacijai. Ir staiga ten to nelieka. Tai kaip čia visi tie, žinai, žydintys elementai tenais pradeda vystyti, tada atsiranda daug demotyvacijos. Kažkada girdėjau labai įdomų, neatsimenu tik tai iš ko, bet prisimenu mintį, žinai, kad kai skandinavų įmonės atėjo į Lietuvą, jos atitinkamai įsirenginėjo savo biurus, žinai, pagal savo tą filosofiją, ten minimalizmo ir kitus elementus. Tai turėjo labai didelį įtaką, kai žmonės savo individualius namus ir butus pradėjo įsirenginėti. Nes tai, kai jie pamatė, daugumą atvejų supratė, jie pradėjo neštis namo ir tada, žinai, atsirado atitinkamus. Aš sakyčiau, dabar vyksta kelias į kitą pusę. Taip kaip žmogus individualiam lygmenį save pozicionuoja ir daro per Facebookus, Instagramus, žinai, visas socialinės medijas,
koks jis yra fainas, nepakartojamas, jis visą tą nešasi į organizaciją. Ir organizacijos didžiąją dalimi to negali atliepti, nes ten individualumui vietos ir laiko yra mažai. Bet pažiūrėk, man čia užkabino du dalykai. Pabandysiu nepamiršti jų abiejų. Bet vienas dalykas tas, kas mane kabina ir asmeniškai nervina esamoje situacijoje, tai yra, kai aš matau organizacijas, kuriuose yra perdėtas dėmesys individo interesams, kuriuose yra iš principo jam sukuriamos darbe sąlygos, kurių jis net namie negali sau leisti turėti. Ir tokių organizacijų yra. Ir kada yra dedama labai daug pastangų, finansinių resursų į tai, kad reiškia, į tai, kaip jaučiasi į tą vadinamą employees experience, reiškia, jo patirtį, ir kada pamirštama yra, kad iš principo kultūra organizacijoje, tai, kas vyksta organizacijoje, tarnauja strateginiam tikslam, o ne atvirkščiai. Ir yra tokių organizacijų, kurios staiga kultūra pradėjo diktuoti sąlygas. Reiškia, iš esmės, eiti priešingai, negu turėtų traukti paskui save strategiją, reiškia. Ir tokių organizacijų yra. Ir aš pažįstu žmonių, kurie šiandien sako, Jėzus Marija, ką man dar ten pamotyvuoti juos ten dar kažkaip, žinai, dar gal pašok, žinai, gal padainuot, nes laisvas dienas gali pasiimti bet kada. Nes ten, tipo, žinai, kompai geriausi ten, žaidimo konsolės, ten, nežinau, visokie maistai, kurių namuose net neturi pinigų už tai, o ten gauna, faktiškai už dyką, žinai. Ir tokie dalykai vyksta. Ir tas atsiranda kitas toksai, demotyvacijos elementas, kai yra per gerai. Ar taip gali būti? Žinai, aš tą per gerai gal taip matyčiau toj prizmai, kad yra daroma, čia vadinasi, man atrodo, surplus value, ta koncepcija iš Markso dar Kapitalo ateinanti, kurios esmė, žinai, yra, kad čia tu darai ir kuri vertė, kurios gal niekam nereikia. Prasme, buvo etapas, kur organizacijos žmonės sakydavo, kad gerai, reikia labai fainų patalpų su futbolo staliukais, ten, žinai, nežinau kas dar, biliardų, dartų, ten virtuvėlių, nes tai žmonės motyvuos likti darbė ilgiau. Ir nevelnio, nes realiai, kas pasimatė, kad tikriausiai žmogus darbė nori praleisti kuo labiau ribotą laiką, nes jeigu pasižiūrėkime į COVID laikotarpį, mažai kas nori grįžti iš namų dirbti darbą. Žinai, ir va čia yra, reiškia, tas pamatinis žmogaus interesas ir pamatas, ko jisai nori. Reiškia, jisai darbinė aplinkoj, ką tu jam besiūlyk, nori praleisti mažiau laiko. Tai tu palinksminai jį, žinai, sudarė jam tas sąlygas ir staiga tu galvoji, kad tai sistemiškai veiks, bet iš esmės viskas grįžta atgal. Bet tai reiškia, kad viskas grįžta prie to paties, ką tu sakei, tai yra prie to, kad trūksta laiko ir dėmesio fokuso, turbūt į realų suvokimą, ko iš tikrųjų žmogus nori. Nes čia irgi buvo peršokta į kitą kraštutinumą, kur mes nusprendėme, ko jisai nori. Jis turbūt norės va to. Jo, aš tai žinai, išeinu iš tokios gal primityvios labai nuostatos, kad žmogus darbui nori praleisti kuo mažiau laiko. Darbui tam, kuris jam yra kažkuria prasme būtinas išgyvenimui, ar kreditui, ar dar kažkur. Darbui, kuris gali būti kitas, jisai nori skirti daugiau. Individualiai, sakykime, kažkokiam, žinai, pasirinktam darbui. Tai gali būti nuo savanoriavimo iki daržo kasimo, kažkam dar, žinai, veikla kažkokia. Tai dabar ta dalis indoktrinacijos, kuri vyko iki COVID-o ypatingai, žinai, kai organizacijos stengiasi labai stipriai sukurti tokias sąlygas pas save iki vaikų darželių, kad darbuotojas ten kuo daugiau liktų ir mažiau rūpintųsi. Ir aš galvoju, kad tai neveikia, žinai, tą ir mes matom. Ką dar padaryti dėl jų, kad jiem būtų faina? Nieko. Prasme, nieko nebegali padaryti. Taip. Ir čia yra, to gero, kad aš visą laiką taip operuodavau tokiu senais labai tyrimais, jau dabar nebeprisimenu nei šaltinio, nei nieko, bet čia kažkada iš Harvard Business Review perskaičiau, kur buvo toksai kaip tarsi paradoksali situacija. Vieni tyrimai rodė, kad kai žmogus gerai jaučiasi, jisai gerai dirba. Tačiau lygiai tiek pat tyrimų rodė, kad jeigu žmogus gerai dirba, jis gerai jaučiasi. Tai klausimas yra, kas svarbiau, žinai, kas pirmiau, ar padėti žmogui padaryti savo darbą gerai, ar pirmiausia reikia pulti ir rūpintis to, kaip jisai jaučiasi. Ir aš kažkaip pats savo esu atsakęs į tai, kad man atrodo, iš to, ką aš matau aplinkui, tą tvirtina ir kai kurie tyrimai, kad vis dėlto dalykas, kuris universaliai motyvuoja visus žmonės, ir čia aš prieisiu prie antro klausimo, kurį tau turiu, žinai, yra prasmingas atliktas darbas. Tai yra, kai aš žinau, kad tai, ką aš darau, yra prasminga, tada galbūt net aš noriu to daryti daugiau ir ilgiau. Taip gali būti. Ir man turi gautis padaryti, nes kitaip, jeigu man nesigauna padaryti, aš užstringu ir tada vėl tai demotyvuoja. Ką tu galvoji? Tai žinai, Sauliau, čia yra, sakykime, irgi tokia tezė, aš noriu ateiti į darbą ir padaryti savo darbą tą, kurį darau, geriausiai kaip galiu, su aiškia ambicija.
Bet jeigu mano organizacija pradeda pribėsnėti, o tai tu, žinai, fainai dirbi, pasimk ir šitą dar gal padaryti, gal gali tą pakuruoti, nieks nedengia. Žinai, pas mus čia daug tokių vidinių procesų, susitikimų, renginių, įsitrauki tą. Aš nenoriu ten dalyvauti. Kiek aš galiu tą pasakyti, atvirai, kad nenoriu. Žinai, noriu savo darbą padaryti super gerai ir that's it. Yeah. Bet daug organizacijų dabar yra apipintų įvairiausiais vidiniais procesais, žinai, derinimais, iniciatyvom, kur tau, jeigu tu gerai dirbi, atrodo, kad čia turėtum, žinai, jas daryti. Bet ne velnio, aš tikrai noriu padaryti savo darbą sunkiai, darydamas gerai. Jo. Aš manau, tai yra svarbi mintis, tai kad jūs sakai labai svarbi mintis, būtent galvojant apie tą pačią darbuotojų motyvaciją ir arba jų nedemotyvavimą. Tai yra būtent, kad vis dėlto sukurti sąlygą žmogui padaryti savo darbą geriausiai, kaip jis gali, ir atitinkamai jaustis įvertintam už tai, kad jisai tą padarė, nes tas visas, ką tu sakai, visas antstatas, kuris aplinkui atsiradęs, tam tai socialiniai visokie veiksniai, aktyvumai ir taip toliau, jisai tik tai distraktina dėmesį, jis tik tai blaško žmogų nuo to, ką jis iš tikrųjų galėtų ir norėtų padaryti. Man atrodo, kad COVID-as jisai savo gerąjį darbą šito klausimu biškį padarė. Jisai stumtelėjo žmonės prie to, kad žmonės gali sakyti, aš negrįšiu į ofisą, aš padarysiu tą patį per 3 valandas, atstok. Jokio skirtumo, kiek aš dirbau. Svarbu yra, kad aš padarau. Jo, ir čia gerai, Sauliau, žinai, išvedei tą mintį į COVID temą, kad turbūt dauguma žmonių ir nenori grįžti į ofisus ir darbus, nes jie per tas 3 ar 4 valandas padarydavo superinį darbą ir jų daugiau nieks neapkrauna jokiais papildomais antstatais, kurie natūraliai buvo apaugę, žinai, organizacijose iš visokiausių kampų. Taip. Bet man, žinai, šitoje vietoje įdomus tas kitas šiek tiek elementas, kada mes kalbam apie žmonės, kuriuos tu matai ir kurios yra tavo organizacijos, kurias tu atstovauji arba kuriuose tu esi valdybose, reiškia, ir dirbi projektuose, tai yra žmonės, kurie savanoriavo per COVID-ą, žmonės, kurie savanoriauja padėdami ukrainiečiams atvykustam čia Lietuvoje, žmonės, kurie važiuoja tenai savanoriauti arba padėti, arba gal net kovoti, tarsi daro kažkokius dalykus. Ir visų jų neveda joks finansinis interesas. Mažo to, pavyzdžiui, kai aš mačiau čia, kaip Lietuvoje veikia kelios organizacijos, kuriuose teko šiek tiek ten vieną akim kažką ten paveikti, tai matėsi, kada tas dalykas, žinai, kad tu gerai varai, tai davai padaryk dar tą. O dar padaryk tą ir dar padaryk tą, ir tas nedemotyvuodavo to žmogaus, o jisai, kadangi atėjo padaryti viską, kaip gali, netgi negaudamas už tai jokio atlygio, jisai jautėsi, jis jautėsi gerai, jisai pavargęs, bet jis jautėsi gerai, ir jisai kitą šeštadienį vėl atėjo ten padėti ten su vaikais ukrainiečių ten dirbti, reiškia. Arba ten kitą antradienį atėjo į ligoninę budėti, reiškia, padėti med personalui, žinai. Darė tokius dalykus. Ir man va čia yra kažkur tai norisi kažką padaryti, kad tai, ką tu patiri viešąjį interesą, kurdamas ir reiškia, gindamas tam tikrą prasme, atvesti tai į komercinę organizaciją, kur vis dėlto, ne tik babkės tos motyvuoja po velnių, nes tai matai tu iš kiekvieną dieną iš to, ką tu darai. Kur čia yra šaknis, nežinau, kokia. Žinai, savanorystė čia yra atskira tema, ten matyt, kad galima irgi kasti labai giliai, žinai, jinai yra efektyvi tada, kada tu pats laisvai pasirenki, ne tai, kad ta organizacija pasako, dabar mes čia visi būreliu savanoriausime, žinai, ten tokioj talkoj. Tu turi pats individualiai pasirinkti ir tada pasirenki pagal labai daug faktorių, savo laiko resursus, vertybės ir taip toliau. Ten yra taip pat didelė galimybė nusivilti, žinai, nes, sakykime, tu įsivaizduoji, kad Raudono kryžiaus savanoriai yra herojai. Iš esmės, herojiškumo ten labai mažai, žinai, tau reikės kažkokį žmogų, kuris turi gilių problemų, ar tai yra fizinių, ar psichinių, su juo dirbti ir tai nebus lengva. Ta prasme, kad čia daug yra toj temui į ką kapstyti, bet grįžtant prie to viešo intereso ir privataus intereso, čia daug iš tos viešo intereso į privatų interesą perkelti neišeina, nes tai yra skirtingi motyvaciniai faktoriai. Okay. Ta prasme, kad ten ta tikslų hierarchija, nors organizacijos jos ir toje plotmėje veikia pagal tuos pačius principus ir iš esmės turėtų veikti vardan tokių pačių, sakykime, galutinių tikslų, tik tai tikslo sudėtis skiriasi. Privatus interesas ir dabar viešasis. Tai čia labai primityviai šnekant, žinai, jeigu aš dirbu organizacijoje ir žinau, kad uždirbu pinigus galutinius kažkokiam privačiam akcininkui, ar fondas tai būtų dar kažkur, arba aš dirbu organizacijoje, kurioje visa veikla bus nukreipta į kažkokį bendrąjį gėrį. Nežinau, tai gali būti, žinai, kažkokios ten energetikos sistemos, ar ten aviacinės sritis, ar ten susisiekimo sektorius, o gal iš nevyriausybinių organizacijų
veiklos, aplinkosauga, žinai, tenais kokia socialinė dalis, visai kitas motyvacinis veiksnys, kaip toksai galutinis. Tik čia gal tokios klišės, kurios yra susiformavę, yra, kad, na, imkim, nevyriausybinis sektorius, žinai, ten yra tokie žmonės, kuriems finansinė dalis rūpi mažiau, žinai, ten juos turi vežti idėją ir misiją, dabar ne velnio, už tai Lietuvoje tas sektorius yra toksai silpnas, kad jame turi galioti tie patys principai kaip privačiam, tiek savo uždarbio prasme, tiek organizacijų efektyvumo, struktūros veiklos, tik tai galutinis rezultatas skiriasi. Tai va čia, žinai, tie daugikliai tarp tų organizacijų iš vieno, iš kito, iš viešojo sektoriaus, visuomeninio, reiškia, tokio, žinai, veiklos ir tada privataus, 95% yra sutampančių dalykų, bet 5% yra kertiniai, kurie skiria, dėl ko ir kaip tu tą dalyką darai. Jo, man čia atrodo, kad čia turbūt atsakymas bent jau šiam etape galėtų būti daugiau ne apie tai, kaip kažkokius taisyklės, principus arba, nežinau, sąlygas iš viešojo sektoriaus perkelinėti į privatų arba iš privataus į viešą. Čia greičiau kalba vėlgi apie tą patį, kiek mes galim išmokti vieni iš kitų. Tiesiog, būdami to, ko esam, kaip mes galim išmokti. Ir aš tikrai esu matęs organizacijų, pavyzdžiui, kada mes kalbame apie vertybės, vertybinį veikimą, tai viešajam sektoriui esu tikrai matęs organizacijų, kurios realiai, ką sako, tą daro. Ir tada to mes galim iš jų pasimokyti, kad pritaikius tai versle, mes galėtume sumažinti tą demotyvacijos momentą, kuris kyla iš kognityvinio disonanso, iš prieštaravimo tam tikro, ne? Dar iš privataus mes galime įkelti į viešąjį netoleranciją, pavyzdžiui, netoleravimą blogam darbui. Netoleravimą, žinai, netinkamam elgesiui, reiškia, kuris nerado tas rezultatą. Tai turbūt čia apie mokymąsi daugiau negu apie sujungimą. Bet čia toks turbūt niekada nenustojantis procesas, kaip ir turbūt turi būti su mokymuose, ne? Absoliučiai taip. Čia, žinai, niekaip kitaip ir nevyksta. Tai tie sektoriai, vakarų pasaulyje, jie labai stipriai artėja viens šalia kito. Ta prasme, netgi taip persipina, kad imkim, privataus sektoriaus vadovai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų valdybose, veikloje, žinai, ir tokiu būdu, kuo labiau, tuo labiau jie maišosi. Tai, žinai, ir šitas yra neišvengiamas procesas ir Lietuvoje. Jo. Ir aš panašu, kad dar vienas, tokia daug gal futuristinė labiau idėja, bet man atrodo, kad yra visai pasiteisinanti. Jeigu tikėti amerikonais, o vadybinė prasme tenka jais dažnai tikėti dėl to, kad kas ten vyksta, ateina čia anksčiau ir vėliau, reiškia, transformuojasi per skandinavų, reiškia, kažkokį tokį prizmą. Tai iš principo anglosaksinis priėjimas prie dalykų darymo, jisai vis tiek yra tai, ką mes pasiimam anksčiau ir vėliau. Ir amerikonai kalba apie tai, kad jie planuoja per artimiausius 5 metų, kad apie 40% visos darbo jėgos Amerikoje bus freelanceriai. Okay. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dauguma, žmonių dirbs vienu metu skirtingiems darbdaviams. Iš tikrųjų. Ir pardavinės jau savo paslaugą, o nebe, reiškia, ten savo laiką, tiksliau net nebe paslaugą, taip sakyti. Jo, aš žinai, galvoju, kad čia dar gal netgi giliau galima išvelgti vieną temą, kad kuo toliau, tuo mažiau žmonių nori save sieti su vienos organizacijos brandu. Ir tas matosi savanorystė lygiai taip pat į Ukrainos krizėje, kai žmonės ateina savanoriauti į Raudoną kryžių, bet jie sako, aš nenoriu būti Raudono kryžiaus savanoris. Man šitas brandas nereikalingas, aš noriu savanoriauti, padaryti gerą darbą. Tai reiškia, kad tai ir susijęs su tada darbo aplinka, žinai, kurią tu sukuri ten. Staliukai, virtuvėlės, man jų nereikia, aš nenoriu būti indoktrinuotas, noriu gerai padaryti savo darbą ir atstokit, nekabinkint ant manęs daugiau, žinai, jokių burbulų. Jo, bet va čia ir gali būti, kada šitos dvi tarsi idėjos susitinka, žinai, yra kažkokia vieta, kurios gali susitikti, kada, pavyzdžiui, aš po 3 metų, būdamas geras profas kažkame, ką aš darau, aš 4 valandas per dieną dirbsiu tavo organizacijoje, nes aš ten galiu sukurti daug vertės. Paskui tą patį darbą aš galėsiu daryti į Raudoną kryžių, nes tenai reikia programuotojo, arba ten reikia slaugytojo, arba ten reikia kažko tokio, o paskui dar 3 valandas aš taksuosiu vakare. Ir that's fine. Absoliučiai taip, absoliučiai taip. Ir čia gali būti taip, kad va, tas kelias, tam tikras natūralus kelias to žmogaus pasirinkimų galimybės, jos ir nuves mus prie artėjimo tarp tų viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus, kada aš norėsiu daryti prasmingą darbą, kad aš norėsiu daryti jį gerai ir norėsiu būti ten, kur man yra sukurtos sąlygos padaryti maksimaliai gerai tą darbą, o ne mane taso į visas pusės dėl to, kad, dėl to, kad taip reikia, dėl to, kad taip sugalvojo kažkoks ten HR-as arba kažkoks durnas konsultantas. Čia apie save. To, kad tu toks geras, kad ant tavęs galima tiek krauti, kad tu viską paveši, žinai. Ja. Ir tai mes prieisim prie demotyvacijos. Gediminai, ačiū tau labai už tavo laiką. Ačiū tau už tavo laisvę džiazuoti ir laisvę pafilosofuoti šitoje vietoje ir pamatymą biškį platesnio konteksto. Nes čia man ir norisi žmonėm, kurie įsijungia į vadovo laiką,
atvertą akiratį, kad mes ieškotumėm, tų, žinai, galimybių, resursų, jungimusi, kažkokių sinergijų visur. Nes jos visur yra. Nėra taip, kad būtų tik vienoje vietoje kažkur tai resursai. Jie yra visur. Tik tai klausimas, kaip tu jas pamatysi. Ir dėl to man labai svarbu buvo tai, ką tu sakei, ir tavo idėjos, ir tavo darbas. Ir aš manau, kad mes einame link to, kad galėsim sakyti vis daugiau tiesos savo organizacijose. Aš manau, Ta gaida, Sauliau, kaip pakelčiau tostą kavos, žinai. Ačiū tau. Tai už tave irgi. Ačiū tau, Gediminas Almantas, mėly kolegos. Tokius interviu jūs matote kiekvieną mėnesį Vadovo laike. Klausykite, žiūrėkite, sekite ir aš manau, kad resursų gali atsirasti. Visur atrasim. Buvau Saulius Jovaišas, dar kartą Gediminas Almantas, labai ačiū Jums. Iki pasimatymo kitą kartą.